Ką, labas rytas. Panašu, kad pirmos problemos. Silantą leidžia. Kažkur matyt stuktelėjau. Gavosi puslė ir va šitoje vietoje va leidžia. Bandysiu čia greitai surasti kokį servisiuką. Dabar dar dapūsiu, kad galėčiau važiuoti. Ieškosiu, kur čia pasiremontuoti, galbūt pakeisti padangą. Visas karčių dviračių. Gal ne visai tai, ko man reikia, bet pabandysiu čia užsukti, gal pataisys. Ciao, senor. Yeah. I have problems with my... Can you help me? No, another store. Where? Like economy. No? The corner. On the corner? In The yellow. Okay. Okay. Okay, thank you. Sako, yra kitas servisas už kampo. Ciao. Questo? Questo dai, non Sì. Ciao, signor. Ciao. I have problem with my back tire. Can you help me? E trova che il service così. Non è possibile. No? No. Prova da Bici Sport. Via Bici Sport, sì. Vai, 2, numero 1. Okay, grazie. Prego. Žodžiu, sako, čia nepadėsim. Varyk iki kito 2,3 km. Tai va, reikia Turn varyti left onto Via della Scala. iki kito servisiuko. Paprasto oro lygtai yra dar. Sako, numeris 1 ten servisas. Tikiuosi, jie man padės. Prisipučiau 3,5 PSI skalius. Toks yra minimumas šitai padangai. Kur tas įėjimas čia? Čia. Na, kaip čia atrodo, taip pat blogai. Ciao, signor. Ciao. I have problem with my back tire. Can you change? Tubeless. Tubeless. Questo subito. Subito no. Trečia parduotuvė atsisakė man padėti. Sako, varyk į 4. Tai vėl varau per miestą.
Iki šitos buvo 2,3 kg, dabar iki kitos 3,4. Nu, ir kol kas nuteikia taip, kad greit čia nebus. Šitą sako, vakare galėčiau uždėti. Tai variantas, jeigu dar reikia spėti iki pirmos, nes jie iki pirmos dirba. Jeigu iki pirmos nespėju, tai tada iki vakaro. Žodžiu, linksma. Ar reikia skambinti Rimukui, kad tas pasakys. Padangą turėjo ir net laikyti, bet visos kelionės, bet nesitikėjau, kad va toks bus baris. Buvo, kad tiesiog kordas pramušiu, tiesiog nudrošiu padangą ir tiek. O čia va tokia puslė ir lykinas į lantą. Four on the right. Ciao. 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 I have a problem with my tire, back tire. Ah, okay. You can go, Straight forward? the man is in the car. Okay, grazie. No, Yeah. Sorry. no. Ciao. 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 I was calling. Probably I will spoken with you. The tubeless. Yes, the back tire. Lemba, kaip dabar pasiskambinti tą servisą, aš ten tašę palikau. Pasidirbu čia bėdu. O šitoj nuostabioj turi krūvą ir tubleso padangų. Aišku, čia reikėjo atvažiuoti, bet yra problemytė, kad palikau savo vieną krepšį prieš tai buvusiam servisą. Tiesiog nuėmiau krepšį, padėjau, kad parodyti, kur pas mane problema rate. Ir prieš pabaigą, gerai, kad įdėjęs aš esu ir tagus į kiekvieną tašę. Pradėjo rašyti man, kad aš palikau tašę. Tai dabar iškvietė man taksą, varau tenai, nes pusė pirmos užsidaro tas servisas ir jisai pusė pirmos užsidarys ir aš tada nepaimsiu tašės. Tai čia panašu, kad per pusvalandį man pakeis padangą, pripūs ir aš grįšiu su kitu grepščiu ir važiuosiu toliau. Tai dabar laukiu takso, tikiuosi, va čia mano taksas, jis va baltas. Ir tikiuosi su juo nuvarau pirmin, varau atgal. Nu, arba šitas baltas, arba dar vienas paskui važiuoja baltas. Sakė 2 minutės, bet čia jau tokie kamščiai. Nuvažiavau ir labai biškį greičiau. Kamštis tik pas musinis. Tvarkę padangą ir dabar pjaunu jau su nauja padanga. Kita prieš tai buvusi servisą. Reikia spėti per 15 minučių nuvažiuoti 3 kilometrai. Nes kitaip tie užsidarys ir nepaimsiu tašės. O jie tikrai užsidarys. Nu jau prie servisą, bet tą pirmą, ne pirmą, trečią, kur palikau tašę. 12:26 iki 12:30 jie dirba. C'è la borsa. Ciao, sì. Ciao. I tried to call you, but nobody pick No, up. number telephone. Ah, no, no working. sì che- Muchas gracias. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Change? Yes. Ah, meno male. Can I use a pump to pump? Yes, please. Okay, thank you. Florence by bike. Yes, Came from Lithuania. Lithuania. Yeah, Baltics. 2,200. Lithuania in Italy, only bike? Only Yes. Sì. venuto dalle No, Lithuania. kilometers 2,200. 2000. 2200. Yeah. Going to Portugal, Lisbon. No, Sì. grande, 4,000 left. grande. Madonna, 2000. Grazie. Ciao. Ciao. Tai jau visą čia baigta. Važiuojam. Nu ką, apsiraminu. Susitvarkiau 2:30. Tai sugaišau 1,5 valandos. Bet susitvarkiau.
Gerai. Šiandien virš 100 čia kilometrų. Gal 102, 103, bet nėra sukilimo jokio. Tai manau, kad reiks paspaus biškį, pasistengti. Ir viskas bus. Dabar svarbiausia saugiai išvažiuoti iš Florencijos. Čia be jokių bairių. Dar susižiūrėti, ar tikrai čia viską turiu. Ar dar kažko nepamečiau, nepalikau kur nors. Likti viskas normaliai. Man iš principo reikia link upės artėti. Aš galiu čia kiekvieną kampų sarčiau. Turėčiau šiek nupjauti. Iškai prieš eismą. Čia visi dviratininkai prieš eismą važiuoja. Florencija to ir baigėsi. Važiuoju į dviračių taką. Ir jau dabar viskas. Išvažiuoju per tą patį parką iš Florencijos. Tik tai suksiu jau net gal į tą kalną, į Bolonės pusę. Bet jau suksiu link Pizos. Nepamenu net kiek čia tų kilometrų buvo suplanuota šiandien. Gal čia kažkur matysiu. 130 kilometrų. Tai plus 10 jau nuvažiuota, tai bus turbūt kokių 140 čia. Sukilimų nebus visai, tai jeigu sąlygos leis, tai varysiu greičiau ir taip turėčiau greičiau pasiekti. Nu, tikiuosi nepatamsiai. Bandysiu stoti mažiau ilsėtis, mažiau Pizoj pasibadžiuoti ir kad atvažiuoti į Masą. Nakvynė šiandien planuojama Masoj. Važiuoju iš Florencijos. O va ten... Nežinau, kas ten, man atrodo, iš ten, iš kur atvažiavau, va tie kalnai. Man atrodo, iš tų kalnų aš atvažiavau. Labai gražu. Labai graži gamta. No? How long? Which way? There? This way? Okay. Grazie. Aspetta. Nu, biški šunkeliuko. Ir čia tikiuosi, kad koks kilometras. Non passi da qui. Sorry? Non ce n'è passaggio, torna indietro. No? Where to go? Non puoi attraversare. Blemba, sako, čia nepravažiuosi. English? Yes. This way is closed. You have to turn off the street.
Nu va, ir prisivažinėjau. Čia uždarytas kelias. Sako, tu čia nepravažiuosi, bachūras. Važiuot atgal. Ir kur dabar atgal važiuoju? Toliau važiuoju? Ne, čia blema, čia privatus kiemas. O, šuts, tai kur važiuoti? Gal čia? Spalio 20-os nedirbusis. Šiandien ir čia tada. 10-15 kilometrų pavažiavau ir apvažiavau tą remontą. Dabar toliau, bet čia vėl žiūriu už ženklai, kad į remontai panašiai, nu nežinau, kiek čia ir bus tų bėdų. Gal nebus. Gal vėliau bus, nu nesuprantu. Kad bandau judėti dviračių taku. Matysiu, kaip čia eisis. Lygiau šutai kem 5 kilometrų. Ir žodžiu, artėjau prie Pizos. Jau čia kokie 5 kilai liko. Tai vanduo baigėsi, visos 3 gertuvės jau tuščios. Šiandien žiauriai karšta, laikrodis 28, bet gal ten saulės ir daugiau. Keliai pagrindė žvyriniai. Dabar čia šalia eina žvyrinis, bet pasirinkau važiuoti asfalto, nes jau biškį vargstu. Jau norisi gerti, valgyti alkanas kaip šuo. Tai, nu žodžiu, žvalgaus, kur čia prisės, dar nieks normaliai nedirba. Jie nėra, tai kad patogiai prie kelio šoktelėjau pavalgiau. O labai nušokti nenoriu, nes užsivėliau 1,5 valandos Florencijoje su ta padanga. Nu, bet nieko, va, artėjau prie Pizos, kažkur va ieškau, kur prisės pavalgyti, nusipirkti vandens. Aš žodžiu, badas, jau jaučiu kaip vargstu. Vien dėl to. Stojo parduotuvėje nusipirkau vandens, išgėriau pusę blankos kolos, iškart palengvėjo, nes jau galvojau užsilenksiu. Jau matė tą mergaitę, kai užėjau į parduotuvę, sako, ką tu parduoti? Sakiau, vandens ir kolos. Tai pati šaldytuvo greitų barį padavė, kad nesiblaškyčiau, nes jau tikrai troškau normaliai. O, net šiurpas dabar dar praeina per kūną. Taip jau reikėjo to vandens. This is nice. Ale stipriai ta Piza čia pavirtus. Bet tikrai taip. Stipriai. Ar čia toks sumanymas buvo dizainerio? Ar čia kažkas negerai? Parašykit komentaruose.
Nu, gražus kurortas. Galiu pasakyti, daug kavinių. Theater again. Baiginėjasi 25 diena, kokių 16 km liko, važiuoju Masos pajūriu, tokiu dviračių taku, šalia promenadas labai ilgas, šalia vienai pusėje kavinės, parduotuvės, tai pusėje viešbučiai, Grand Hotel Royalis, tokie fontanai, labai gražu. Oras nuostabus, 23 laipsniai, vakare 8 vakaro dabar. Super, labai geras oras. Šiandien buvo karšta diena, 28-29 buvo laipsniai. Tai tiek rodo prognozė, realiai turbūt buvo dar karščiau. Tai nuvažiavau, kiek aš čia nuvažiavau, turbūt kokių 128 plus 16, tai apie 140 kažkur tai bus kilometrų. Čia turėtų būti skaičiukai. Bet emociškai tai buvo vienu metu sunku. Blemba, taip užsivėlė, galvoju, kaip čia spėt, lakstau. Paskui 4 vietą, kai važiavau, tai pradėjau biškį nusiraminti. Galvoju, nu ką, nespėjau, reiks persidėlioti kitaip. Grįžti viešbutį dar vienai nakčiai, nu kažtai ne 4 vakarą išvažiavęs ar 5. Kur aš ten nuvažiuosiu? Net iki Pizos būčiau nuvažiavęs. Nu ir tai jau, šiandien kapojau daug, aš kaip beveik nestojau. Tokie trumpi techniniai ten sustojimai. Nu, viskas padaryta tada. Žiūriu McDonald's, užvažiavau McDonald's, to McDonald's nefilmavau, nes kas ten pafilmos. Tai McDonald's suvalgiau vrapą su bulvytėm, pasėdėjau, atsigavau, per paskui desertą suvalgiau su kava. Nu ir toliau į kelią. Tai va, tai... Jo, ta 1,5 valandos daug ką duoda, nes tai būčiau po šviesę atvažiavęs, bet čia pažiūplinėjęs, dabar jau kažkaip noris važiuoti viešbučio link, o ne žiūplinėti. O čia dar gražiau, viskas užsodinta, žalia, dviratį takas, promenadai, žolytė nušienauta, krūmeliai pasodinti, vau. Nuostabus čia kurortas, nuostabus. Kaip gražu. Čia praškai rugsėjais, pats kazas. Diena 28, jūros pakrantės, nežinau kiek čia 2 km. 50 turbūt, aš 16 km jau kokius 4 važiuoju šitą pakrantę. Apie 20 minimum kilometrų jūros pakrantės. Nuostabu. Saulėlis buvo labai gražus. Saulė leidžiasi į vakarus, tai būtent čia saulė leidusi į jūrą. Ta padanga galinė atlaikė, aš tai primečiau kažkur 4,5 tūkstančių, nes nėra aplink Lietuvą atlaikė. Tai praškai nuo gimimo dviračio, ten ir buvo. O, uždaryta. Priekinė liko ta pati sena, o galinė dabar specializuotas uždėtas. Tai siauresnė biškį, bet nes buvo 40-tukas, dabar 30. Iškeliu. Svarbiausia, kad turi protektorių. Ir tikiuosi atlaikys iki galo šitą. Irgi 4 tūkstančius.